Skaičių knyga, 9 skyrius. Izraelitams išėjus iš Egipto 2 metais, 1 mėnesį, Viešpats kalbėjo Mozei Sinajaus dykumoje. Tegul Izraelitai švenčia Paschą jai skirtu metu, šio mėnesio 14 dienos vakare, laikydamiesi visų apeigų ir nurodymų. Mozė pasakė Izraelitams, kad jie turi švęsti Paschą. Jie ją šventė 1 mėnesio 14 dienos vakare prie Sinajaus kalno. Izraelitai darė visą, kaip Viešpats buvo įsakęs Mozei. Kai kurie buvo susitepę žmogaus lavonų ir tą dieną negalėjo švęsti Paschos. Jie atėjo pas Mozę bei Aroną ir jiems tarė: mes susitepę mirusių, ar dėl to mes neturime teisės aukoti Viešpačiui kartu su visais Izraelitais? Mozė jiems atsakė: palaukite, aš sužinosiu, ką Viešpats jums įsakys. Ir Viešpats kalbėjo Mozei: jei kas iš Izraelitų susiteptų mirusių, ar būtų kelionėje, tęsiančia Paschą 2 mėnesio 14 dienos vakare, valgydamas neraugintą duoną su karčiomis žolėmis. Nieko nepaliks iki ryto ir ne vieno avinėlio kaulo nesulaužys. Laikysis visų Paschos nuostatų. O jei kas nesuteptas ir nekeliaudamas nešvęstų Paschos, tas bus išnaikintas iš savo tautos, nes neaukojo Viešpačiui skirtu laiku. Jis atsakys už savo nuodėmę. Jei tarp jūsų būtų svetimšalis ar ateivis, kuris norėtų švęsti Paschą, tešvenčia ją Viešpačiui, laikydamasis tų pačių apeigų ir nurodymų. Jums ir ateiviui yra tas pats įstatymas. Ta diena, kai buvo pastatyta liudijimo palapinė, ją apdengė debesis, o naktį virš palapinės buvo tarsi ugnies liepsna. Taip buvo visą laiką. Dieną jie dengė debesis, o naktį tarsi liepsna. Kai palapinę dengęs debesis pakildavo, Izraelitai iškeliaudavo. Toje vietoje, kur debesis nusileisdavo, Izraelitai statydavo stovyklą. Pagal Viešpaties įsakymą jie keliaudavo ir jam įsakius ištiesdavo palapines. Kol debesis dengė palapinę, jie pasilikdavo toje pačioje vietoje. Jei debesis virš palapinės pasilikdavo ilgą laiką, Izraelitai nekeliaudavo. Kartais debesis virš palapinės likdavo tik kelias dienas. Pagal Viešpaties įsakymą jie ištiesdavo palapines ir pagal jo įsakymą iškeliaudavo. Jei debesis stovėdavo virš palapinės tik vieną naktį ir dienai brėkštant pakildavo, jie keliaudavo toliau. Jei debesis pakildavo, jie iškeliaudavo. Ar dieną, ar naktį. O jei 2 dienas, ar visą mėnesį, ar metus debesis pasilikdavo ant palapinės, Izraelitai pasilikdavo toje pačioje vietoje. Kai tik debesis pakildavo, jie keldavosi iš stovyklos. Pagal Viešpaties įsakymą jie ištiesdavo palapines ir pagal jo įsakymą iškeliaudavo. Jie laikėsi Viešpaties įsakymo duoto per Mozę.